Kaip apsisaugoti nuo dabar plintančių virusinių ligų? Paprastai organizmas sureaguoja daug anksčiau į virusą, negu mes žinom apie jį. Pradedame jausti kažkokį nepaaiškinamą nuovargį, sunkumą, sutrinka miegas, atsiranda galvos skausmai, galbūt apatija, nieko nesinori daryti. Viruso užkrato pradžioje organizmas išskiria didesnį kiekį kortizolio, todėl gali atsirasti ir kažkokie nepaaiškinami dideli norai valgyti. Ir ką reikėtų daryti? Jeigu tai pajautėte, išgerkite 2-3 kartus ar net 5 kartus didesnę dozę C vitamino, išgerkite česnako papildų ir cinko. Šios maistinės medžiagos labai pasitarnaus jūsų imunitetui, padės jam kovoti. Taip pat šiuo laikotarpiu į save pasižiūrėkite kaip į kažkokią krištolo vazą trapią. Meskite visus darbus, visus lyginimus, valgyt gaminimus, skalbimus ir taip toliau, kiek tik įmanoma. Daugiau pagulėkite, daugiau pailsėkite. Man labai tokiu atveju padeda dažnas karšto vandens gėrimas. Ir šiom priemonėm greičiausiai, kad jūs pravaikščiosite tą sudėtingą virusą ir neįsisirgsite. Tokiu atveju dar taip pat labai padeda reiki terapija. Tai yra energetinė terapija, kuri padeda jūsų imunitetui kovoti.